Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pasidalinti apie kritiką ir ką daryti, kad tavęs tai nesustabdytų tavo gyvenime, versle, siekiant savo tikslų ir svajonių. Jeigu žiūri šį video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba naujai, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jei parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, laikas nuo laiko sutinku žmonės, su kuriais bendraujant išgirstu tokį pasakymą. Mane kažkas sukritikavo, todėl nustojau daryti. Ir dažnai labai tai būna socialiniai medijai, taip? Pavyzdžiui, bandžiau pradėti daryti live transliacijas, bet gavau negatyvių komentarų ir nustojau tai daryti. Arba bandžiau daryti tiktokus arba reelsus, bet iš manęs pasijuokė ir aš nustojau tai daryti. Arba bandžiau pradėti kurti savo tinklinio marketingo verslą, bet mane ten išvadino visaip mano artimieji ir aš nusprendžiau to nebedaryti. Taip, labai daug žmonių atsisako savo svajonių, atsisako savo tikslų, atsisako daryti tai, ką jie norėtų daryti, dėl to, kad juos vienas ar kitas žmogus sukritikavo. Ir, prisipažinsiu, kritika nesmagu, kritika nemalonu. Man irgi nemalonu, kai mane sukritikuoja. Man irgi nemalonu, kai kažkas parašo negražų komentarą po mano postų, ar po mano video, ar po mano live transliaciją, ar panašiai. Niekam tai nemalonu. Jeigu tau kažkas sako, kad manęs tai kritika neveikia, jie meluoja apie kitus dalykus taip pat. Taip, visus kritika veikia. Taip, nei vieno žmogaus nėra, kurio neveiktų kritika. Taip, visus tai veikia ir giliai viduje niekam nemalonu būti kritikuojamu ar panašiai. Taip, dėl to, kad mes esame socialūs gyvūnai. Taip, mes norime būtent patikti kitiems, mes norime turėti, kaip sakant, gerą statusą ir panašiai. Bet didžiausia klaida, kurią galima padaryti siekiant savo tikslų ar svajonių, tai yra pasiduoti, kai tave kažkas sukritikuoja. Taip? Ir noriu pasidalinti su tavimi vieną strategiją, galbūt net ne strategiją, požiūrio būdą, kuris tau padės susitvarkyti su bet kokia kritika. Ir tai yra būtent perspektyva. Ką aš turiu omenyje? Gali tai būti, kad kai tu darysi postus, video, live transliacijas, reelsus, kažkas paliks negatyvų komentarą. Ir problema, kad mūsų protas labiau koncentruojasi į negatyvą negu į pozityvą. Reiškia, mums yra svarbiau negatyvas negu pozityvas. Taip? Pavyzdys, nueini pas viršininką, taip, ir jisai pasako 10 dalykų, kuriuos tu gerai darai savo darbe ir pasako, bet šitą vieną dalyką tau reikėtų šiek tiek pasitemti, pagerinti, nes čia tu prastai darai. Kai tu išeisi iš to viršininko, apie ką tu galvosi? Apie tos 10 gerų dalykų, kuriuos pasakė, ar apie tą vieną trūkumą, kurį pasakė apie tave? Garantuoju, galvosi apie trūkumą. Dar grįžti namo su antra pusė, sakysi, kaip jisai drįsta pasakyti, kad aš čia toks ir toks. Taip yra, mes koncentruojamės į tą negatyvą. Ir tas pats įvyksta socialiniai medijai. Padarai kažkokį gerą live, padarai kažkokį įdomų reelsą, įdėjai kažkokį fainą postą. Ir 100 žmonių uždėjo širdelę, laiką, parašė pozityvų komentarą ir taip toliau. Bet vienas koks nors parašė, kas tu čia tokia, kad čia įsivaizduoji gali mokinti. Čia nenusišnekėk, slėpkis po lapais, ką tu čia svaigsti ir taip toliau. Taip, čia gražios formos, gali būti kur kas negražiau, taip, su visokiais keiksmažodžiais ir panašiai. Ir spėk, į ką tu koncentruosies. Į tuos 30 laikų, ar į tą vieną neigiamą komentarą. Būtent tu susikoncentruosi į tą neigiamą komentarą. Daugelis žmonių taip daro. Taip? Ir dėl to jie aš gal nebedarysiu. Matai, čia sako, taip negražiai, čia pasijuokė iš manęs, taip jau, ne, aš gal nebedarysiu tų laivų. Ne, aš gal nebedėsiu tų reelsų. Velniop. Ir kas atsitinka? Tu dabar atsisakei savo tikslo ar svajonės, nes tu žinai, kad jeigu darytum turinį socialiniai medijai, būtų matomas, padėtum kitiems žmonėms, tai padėtų tau pasiekti tavo tikslus. Bet tu dabar atsisakai savo tikslų dėl to, kad tas vienas žmogus pasakė kažką bjauraus. Dėl to, kad tas vienas žmogus iš tavęs pasijuokė. Bet 30 ar 40 ar 50 ar 100 žmonių pasakė, wow, super, man patiko šitas video, laikas, man patiko šitas postas, širdelė. Bet tu į visus juos nekreipi dėmesio ir susikoncentruoji tik į tą vieną, kuris pasakė kažką negatyvaus. Ar tai logiška?
Ar tai sąžininga? Atimti iš tų 30 žmonių, iš tų 50, iš to 100 žmonių kažką, kas jiem patinka, jie nori matyti daugiau tavo video, jie nori matyti daugiau tavo reelsų, vien dėl to, kad tas vienas kažką pasakė negražiai. Kaip ir nelogiška būtų, ar ne? Neberseniausiai, vieną video įkėliau TikTok'e ir tas video susilaukė virš 100 000 peržiūrų. Keli tūkstančiai laikų, dešimtis pozityvių komentarų. Bet tame tarpe buvo gal koks 20 negatyvių komentarų po to pačiu video. Ar man malonu matyti visus tos negatyvius komentarus, skaityti? Žinoma, ne. Bet aš iš karto žiūriu į palyginimą, į perspektyvą. 20 negatyvių komentarų neskanu, bet 50 pozityvių komentarų. Bet keli šimtai širdelių uždėta, taip? Reiškia, šitiem visiems žmonėm patiko, šitiem visiems žmonėm naudinga buvo, šitiem visiems žmonėm buvo gerai, tik tiem 20. Tai ar aš turėčiau dėl to 20 nustoti daryti tai, kas patinka keliem šimtam ar keliem tūkstančiam? Žinoma, ne. Taip? Tad ir tu tai daryk. Sekantį kartą, kai tave kažkas sukritikuos, pagalvok, kiek žmonių tave palaiko. Pagalvok, kiek žmonių patinka tai, ką tu darai ir mažiau koncentruokis į tuos, kuriems nepatinka. Jiem paprasčiausiai nepakeliui. Taip? Ir jeigu jie kažką parašė labai negražaus, ten kažkokiais necenzūriniais žodžiais ar panašiai, visą laiką atsimink, kad gali tiesiog užblokuoti tą žmogų, ištrinti jo komentarą ir tas žmogus daugiau nebematys tavo paustų video, jam daugiau širdies neskaudės ir bus viskas gerai. Jums tiesiog nepakeliui kartu. Taip? Bet niekada nepasiduok dėl to, kad kažkas tave sukritikavo. Taip? Tai va, toks patarimas šiandien, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu manai kažkam kitam reikėtų išgirsti šitą žinutę, būčiau labai dėkingas, jei pasidalintum šio video. Ir taip pat, jeigu norėtum asmeniškai su manimi dirbti ateinančius 12 mėnesių, kviečiu tave į Deimantinį klubą. Jeigu nori sužinoti daugiau apie šitą programą, spausk nuorodos video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir pasimatysime jau Deimantinio klubo viduje. Geros dienos ir iki greito. Čiau, viso.